Vakaras. Jums skambėjo Jono Vainiūno instrumentinė pjesė Svajonė. Jonai, dar pakrok, o aš už tave pasvajosiu. Kuriu, taigi esu. Taigi aš visada kūriau, bet noriu ištraukti iš atminties gelmių pirmuosius savo gyvenimo laikus, kai nieko negalvodamas, žaisdamas, aptikau savo aladino lempą, savo kūrybinę galią. Reikia atsigręžti atgal, kad pamatytum, kiek nuėjai ir ar iš viso eini. Taigi atsigręžkime, Jonai, atgal. O tu man padėk, gal kai kur pataisysi, gal kai kur papildysi mano žodžius, nors geriau tu grok, nes šį vakarą skambės tavo kūrybos dainos. Atsigręžkime atgal. 1972 metai, kai tau kieta ranka parodė, Jonai, eik šituo keliu. Ir tu ėjai. Klupdamas ir keldamasis, bet ėjai, kitaip nebūtų šito koncerto ir tu čia nesėdėtum. O vienas svarbiausių žmonių, kurie tau atvėrė vartus į muzikos pasaulį, buvo pirmoji fortepijono mokytoja Regina Abramavičienė. Ir žinau, kad šiandien ji yra šioje salėje. Niekada nepamiršiu šitos mokytojos. Jinai mane atvedė į dorą kelią, į muzikos kelią. Nors vieną kartą man sakė, Jonai, arba sportas, arba muzika. Aš pasiėmiau muziką, bet sporto nepalikau. Ir gerai, kad viskas tik gavosi. Didžiausių mokslų ten nebaigiau, bet daug ko išmokau iš Teisučio Makašino ir žinoma iš Reginos Abramavičienės. Net man liepdavo tribalsius diktantus rašyti, kai stojau į Kelpšą. Ir man gavosi. Mokytojai, labai dėkui. Niekados nepamiršiu jūsų. Jeigu grįžtam jau į praeitį, tai ir man malonu prisiminti truputėlį iš tos praeities. Tais laikais, kai mudu su Jonu žengėm pirmus žingsnius į muzikos pasaulį, tada ir pradėjo ryškėti jo pirmieji gabumai ir muzikalumas. Dirbti su juo buvo įdomu ir lengva, nes į visus nurodymus, į visas pastabas, į visus reikalavimus atsiliepdavo savo kruopščių darbų ir ypač ryškių muzikalumu. Tai buvo vienas iš stipriausių mano mokinių. Tais laikais muzikos mokykloje buvo tokia mada, kad kiekvienas mokytojas kiekvieną pusmetį turėdavo paruošti savo mokinių ataskaitinį koncertą. Jonas, jau baigęs mūsų mokyklą, atvažiuodavo iš Vilniaus į tuos mano koncertus ir grodavo savo kūrybą. Ir kokius kūrinius jis grodavo. Ne tik salėje nuščiuvus klausydavosi, bet ir mūsų senos mokyklos pravertus langus apgulę kaimynų kiemų vaikai. Beje, kai kas iš jų, kiek žinom, pasirinko taip pat muzikos kelią. Mielas Jonai, sveikindama tave, linkiu, kad nepavargtų pirštai
begrojant įvairiais instrumentais. Kad visada rusentų kūrybinė ugnelė, kad ir toliau gyventum muzikoje. Ačiū. Nors geri žodžiai, aišku, nelabai toks aš auksinis ir buvau, huliganavotas, visko buvo, bet kažkas išėjo. atliekama daina Tu išeini. Trimitu grojo Giedrius Lazdauskas. Dar turėčiau pridurti muzika ir žodžiai Jono Vainiūno. Tačiau daugiau šį vakarą turbūt nesikartosiu, kadangi daugelis šį vakarą skambančių dainų yra parašyta Jono ir žodžiai
ir muzika. O dabar viena naujesnių Jono dainų. 2010 nakties daina.
žinai, vis dėlto kažkas ne taip, nes kai tu groji, tada tu nešoki, o kai tu šoki, tada tu negroji. Tegul skamba šį vakarą tavo melodingos ir prasmingos dainos, Jonai. O dabar lopšinė suaugusių. Tokia trumpa. Kągi, dar keletas tavo gyvenimo vingių už nugaros. Įstojai į Tallat Kelpšos aukštesnėje muzikos mokyklą, dabar konservatoriją, Teisučio Makačino vadovaujamą kursą, studijuoji muzikos teoriją ir kompoziciją. Tačiau kitų dalykų apart muzikos Jonukas mokytis nelabai norėjo ir teko grįžti į Zarasus, kur baigęs vidurinę mokyklą, dar kartą įstojo ten pat tiesiai į antrąjį kursą. Po to tarnyba tarybinėje armijoje, bet apie tai gal kiek vėliau. O dabar paklausykite Jūros.
švis išvytui žiūrėsiu tavo spindinčias akis. Kažkada tenai sapne. Vieną akimirką tarytum tapo aiški žmogaus ir būties prasmė. Bet nubudau ir pamiršau. Žinau tik, kad kažką žinojau. Visas mūsų gyvenimas lėtas to žinojimo prisiminimas. Manau, kad šitoje salėje susirinkę žmonės, bent jau daugelis žmonių, žino ir prisimena Jono dainas, ir prisimena grupę Kvadratas, Metalofonas, vėliau Glorija, restorano estradinę grupę Undinė, Kultūros centro vokalinį instrumentinį duetą Intro. Čia šitoje vietoje, kur dabar kultūros centras, buvusią vasaros šokio aikštelę. O kur dar kapelos, orkestras, na žodžiu, visai visko turbūt neišvardinsiu. O dabar paklausykite Ugnelės. Prie jo
Jums dainavo Justina ir Greta, trimitu Titas Lazdauskas. Kiek prisimenu, Jonai ši daina skambėjo 2010-aisiais Undinėlių dainoje. O dabar Balti sapnai. Juste, kiek tau metų buvo, kai tu atlikai šitą dainą? 8. Paklausykime. Meilė vynui, mėgsti skaniai gaminti ir vaišinti draugus. Meilė moterims. Moteris, moteris. Ach, kodėl? Todėl, kad toks tavo likimas. Nes vienintelė tavo meilė – muzika. Dialogas su likimu. Tave ir pasakyk.
Laimė atlieka Milda ir Teresė. 1978. Jonas buvo 8-okas ir šios dainos atsiradimą dabar jau drąsiai galima pagarsinti, o buvo fizikos pamoka. Jonai, kaip ten atsitiko? Ką tu veikdavai per fizikos pamokas? Tiek jau to. Aš vis tiek žinau, kad fizikos dėsnių ir formulių tu nelabai moki. Bet esi laimingas. Juk žmogus laimingas, kada jo viduje skamba tiek muzikos. Laimė.
prisimenant Undinėlių dainos konkursą, tiesiog būtina išgirsti 2000 metų Grand Prix nominuotą Jono dainą Mirtis laše. Atliks Justina.
Žolė. 1981. Kažkur apie tos metus Jonai turbūt buvo armija. Tu visada labai mėgsti pasakot. Nu, aš atvirai pasakius nelabai moku apie tai kalbėtis. Tai kokį tu laipsnį turėjai? Seržantas buvau. Seržantų. 3 metais orkestrui vadovau. Tai beveik generolas, man galima. Svarbiausia, kad per televizorių pirmą kartą pamačiau, anksčiau kaip Vrėmę rodydavom, reikėdavo žiūrėti, man buvo 20 metų, o Donatui Banioniui buvo 60, tai va, 28 balandžio Banioniui Donatui 90 metų. Jeigu neklystu, tai buvo mylimiausias tavo aktorius. Aš dar sukūriau savo gimtadienio progą dainą, kurį dabar atliks Mindaugas. Gimimo diena. Mano sieloj nėra šventės, ir nyku, ir tamsu, ir saulės nematyt. Šiandien mano sieloj
viskas yra simboliška, kad prieš 30 metų parašyta daina šiandien skambėjo viena paskutiniųjų. Už kelių dienų Jonui sukanka 50 ir žinau, kad šiandien salėje yra daug žmonių, norinčių Joną pasveikinti. Mačiau, kad yra Zarasų rajono meras Arvydas Stepanavičius. Prašom. Brangus Jonai, pats žinai, kad visi žmonės mėgsta muziką. Tik tai vieni galbūt rimtą, klasikinę, kiti galbūt jaunatvišką, tokią linksmesnę, treti galbūt trankiai ir užvedančią. Bet mažai yra žmonių, kurie galėtų pasakyti, kad aš nemėgstu muzikos. Tačiau daug mažiau žmonių yra, kurie įbrenda į šitos muzikos vandenis. Ir dar mažiau yra, kurie su visa galva pasineria. Tai Jonai, man atrodo, tu senai jau paskendęs šituose vandenyse ir todėl priimk po šitą Zarasų ežerų vaizdelį ir įsivaizduok, kad čia yra muzikos vandenys. Ir kai turėsi laisvą minutę, kada nors prisėsk prie šitos nuotraukos ir paieško, kurioj tu vietoj čia nuskendęs, gerai? Ir dar mano dūšė jaučia, kad šiandien jis dar kartą turės nuskęsti. Ir ne ežere, o Gėlių jūroje, man taip atrodo. Dar norėjo žodį tarti sveikinimo uždaros akcinės bendrovės Langaza direktorius Artūras Gudavičius. Jis mūsų šio renginio pagrindinis rėmėjas. Man labai malonu dalyvauti čia ir aš esu truputį maloniai nustebintas. Kadangi į šį koncertą aš esu pakviestas turbūt pats pirmas. Truputį mažiau kaip prieš metus. Švenčiant mano 50-metį, Jonas sako, o reikėtų man kūrybos vakarą padaryti. Aš sakau, gal eilinės čia blefas kažkai sugalvoju. Ir kaip maloniai buvau nustebintas, kai Jonas paskambino ir pakvietė. Joną aš pažįstu daugiau kaip 40 metų. Kartu ėjom į mokyklą, kartu ėjom į muzikos mokyklą pas mūsų mokytoją Abramavičienę. Ir kaip sakė jisai, kad mokytojas sakė, kad būdavo labai šventė, kai Jonas groja. Man tai nebuvo labai šventė, nes po Jono grojimo aš vos 3 minusų gaudavau. Taip, kad stengdavausi prieš Joną pagroti. O ypač, kai jis atsisėstų savo sesutelę ir užgrodavo 4 rankomis. Tai aš kartais iš egzamino net pabėgdavau. Kartu pradėjom lankyti amžiną šviesaus atminimo maestro Paulo Zdausko orkestrą, kur išmokome groti pučiamaisiais. Kartu grojame kultūros namų pučiamų orkestrą, dalyvavom daugelį dainų švenčių, kur patyrėm įvairių nuotykių. Todėl aš Joną pažįstu ne tik kaip muzikos žmogų, bet ir kaip žmogų, kaip draugą. Ir kaip visi menininkai, nebūtų jis menininkas, jis vis tiek truputį priplaukęs yra. Ar gali normalus žmogus, pavyzdžiui, susilažinti, kad suvalgys 2 kibirus pomidorų? Pačioj pradžioj derliaus. Tai teko apvažiuoti 3 rajonus, kur tuos 2 kibirus surinkome. Žodžiu, yra patirta daug įvairių nuotykių. Pavyzdžiui, jo kolega Giedrius irgi turbūt dėkingas, kad jo verslas nebankrutavo, nes kadangi Jonas sudaužydavo akinius kas 2 savaitės. Taip, kad esame tikrai patyrę ir daug kas su Jonu subuvęs ir varguose, ir džiaugsme, ir laimė. Todėl, kaip sakoma, jisai nutolęs yra nuo tų materialių dalykų. Paskendęs toj savo muzikoje buvo toks įvykis, vieną kartą susirenko orkestrą repeticiją, Jonas išlenda iš tos savo studijos po 3 gal mėnesių, ar kiek ten kažką kūręs. O, pavasaris atėjo, o kokie dabar metai, sako. Taip, kad
mūsų pareiga yra. Tėvų Jonas savo kūrė, groja, tam maudasi, kaip sakė meras, muzikos pasaulyje, o mums reikėtų perimti iš jo tos materialinius, buitinius rūpesčius, kad jis kuo daugiau galėtų mums sukurti. Ir todėl, pavyzdžiui, jam reikia nukreipti tą linkmę. Todėl aš dabar Jonai prašau, aš tiesiog įsakau tau, Jonai, kad programą minimum tu turėtume vykdyti ir programą maksimum. Programą minimum, tai kad šiais metais turėtų išeiti tavo geriausių kūrinių kompaktas. Programą maksimum, kad švenčiant 60-metį tavo komponuotų simfoninis orkestras, geriausiam tavo kūriniams, pagal tavo orkestruotę. O kad viso šito neaptemdytų tavo visos nelaimės, UAB Langaza tau dovanoja draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Ačiū Artūrui. Dar mačiau salėje dar mūsų renginio vienas rėmėjas, tai Rimvydas Podolskis. Verslininkas Rimvydas Podolskis, prašom. Jonai, čia šiandieną tik sužinau, kad mes irgi praktiškai vienmečiai. Tavo kūrybinė karjera prasidėjo 72, aš kaip tik atsiradau irgi 72. Tai tu, reiškia, tuos 42 metus eini šitą kelią, eini šitoks irgi klupinėdamas, kaip menininkai turi pripažinti, bet gerai, kad vis tiek atsikeli, eini. Ir patikėkit, aš šiandieną tik tai sužinojau, kiek Jonas, reiškia, yra kūrybingas. Žinojau, kad liktai truputėlį kūrė, liktai truputėlį, taip sakant, prie meno ir prie muzikos. Čia Artūrui buvo lengviau viską kalbėti, kadangi jie ten patys bitkavodavo ir viską žinodavo. Aš pasirodo netiek daug žinojau apie Joną. Ir dabar aš pamačiau faktiškai, kad mes neįvertinam to, ką turim. Yra šventės miesto, yra dar kažkas tai. Mes kažką tai kviečiam iš kažkur, tai mes laukiam kažkokių tai svečių, bet mes nematom žmonių, kurie faktiškai keletos galėtų dar labiau pakelti Zarasus, kurie galėtų išgarsinti Zarasus. Čia mergaitės undinėlių dainuoja. Jonai, tu pasistenk ir kad Eurovizijoje ten, atrankoji tai mažiausiai, bet ir Eurovizijoje, kad tavo dainas dainuotų. Tai vat, to norėtųsi ir palinkėti, Jonai, nors ir klupinėdamas, bet visą laiką eik į priekį ir iki pat, jeigu ne iki Eurovizijos, tai kaip sakė Artūras, kad, bent jau su simfoniniu orkestru, tai mažiausiai, kad čia jau tada mus palinksmintų. Taip, kad sėkmės savo, Jonai. Šiandien salėje susirinko žmonės, jie, manau, patyrė tokį malonumą. Jūsų muzikai nelieka abejingas nei senas, nei jaunas, nei labai maži vaikai. Jūs pastebėjote, jie netrukdė, jie tik tai mėgavosi tą muziką. Jie bėgioja ir tiesiog į taktą, kartais ploja, kartais šiaip kopinėja. Tai, žinot, aš iš tikrųjų noriu pasveikinti su artėjančiu gimtadieniu. Noriu padėkoti už tokius nuostabius vakarus ir noriu pasakyti, juk Zarasams ne tik 500 bus 510, 515 ir aš manau, kad jūs galėtumėte tikrai sukurti misteriją į muziką, tikrai neprastesnė, negu mes girdėjome 500 metų. Nesvarbu, ar klubinėdamas, ar griuvinėdamas, mūsų gyvenimas yra kaip vaivorykštė. Kartais tamsesnis atspalvis, kartais šviesesnis, bet jūs tikrai turite daug draugų, kurie šiandien atėjo jūs pasveikinti, nuoširdžiai paspausti ranką, pabučiuoti skruostą, už tai, kad jūs mums kūrėte. Tai tegul iš vienos pusės stovi UAB Langaza, iš kitos pusės Samanį, jūs tik numerius susirašykit ir laiku, kada ten tik artėja kažkokia ten turbulencija, tiesiog skambinkit. Tai gražaus gimtadienį. Dar kartą ačiū.
kadangi sveikinti atėję žmonės neužsirašė, tai galbūt pakviesiu dar Virgį Bakutį. Jis grojo kartu su Jonu restorano ansamblyje Undinė. Mielas Jonai, tikrai buvo labai gera šiandien paklausyti tavo muzikos. Labai malonu ir ypač malonu buvo išgirsti ir prisiminti tas melodijas, kurios skambėjo tais laikais, kai mes grojame kartu. O jungia, kaip jau minėjo, mūsų bendras muzikavimas nedidelėje, bet jaukioje restorano scenoje. Tad visų kartų muzikantų restorano vardu noriu pasveikinti tave ir palinkėti, kad tikrai dar daug kūrybinių idėjų tu turėtum ir kad Dievas laimintų jas ir kad tau Dievas dar suteiktų daug jėgų, sveikatos ir stiprybės jas įgyvendinti. O mes lauksime tavo koncerto autorinio ir tikimės, kad gal kartais ir mus pakviesi patarti. Būtų tikrai malonu. Mačiau, kad Jono šeima yra šioje salėje. Sesė, mama, sūnus turbūt, gal. Gerai, tada gal kolegos pasiruošę, mačiau. Jie perduos Jonui namuose. Prašom, prašom. Drąsiau. Neveikia, kitiem neduodam duoti šimtas. Tu kalbėsi, Olivijau, man. Čia mes su Olivijum, kadangi dideli muzikantai labai, ypač Olivijus, tai mes pabandėm papiešti. Jis piešė viršus, aš apačią. Jis kiaušinį. O iš tikrųjų tai sėdim salė Olivijus. Čia Jono kūryba? Taip, sakau, šakės. Apako. Tai va, žinok, Jonai, iš tikrųjų čia yra mūsų nuo kultūros centro Alvydas Tauskas iš Siglo vandens metamorfozės. Tikiuosi, turėsi kur pasikabinti. Su gimtadieniu. Ir jeigu tu prisikviesi simfoninį, sugalvok kokį gabalą, kad ir Sadūnai galėtų kartu pagroti. Ačiū. Dėkojame visiems tam. Jau rytoj su Domarku pasirašysiu sutartį. Prašom, gal be pristatymo. Jeigu kas nors norite keletą žodžių, tai iš eilės ir nežinau. Kaip čia, kad Joną matyčiau, taip gal atsistosiu. Jonai, vakar internete Zarasų kultūros centro puslapyje skaitau instrumentus, kuriais tu groji ir pasigėdau vieno dalyko, Jonai, kad išvardinti visi instrumentai, akordeonas, ten kontrabosas, ten fortepijonas, viską, bet kad pučiamaisiais Jonas groja, tai pamiršo paminėti. Tai kad Jonas nuo neatmenamų laikų groja Zarasų kultūros centro pučiamųjų orkestre, kažkaip tai pamiršo paminėti. Tai vat mes kaip ir jaučiam pareigą priminti, kad Jonas labai sėkmingai grojo trimitu, althornu, tenorhornu, baritonu, taip, tik gal tūbą negrojo. Ir saksofonu, ir klarnetu. Tai išteisėme tą klaidą visiems susirinkusiems, kaip ir paminėjom, kad Jonas buvo mūsų pučiamųjų orkestro kaip ir vyturys, kai grojo trimitu, vedė visus į priekį ir iš pat pradžių gal pergalės diena buvo maršai tokie, paskui perėjo į lietuviškus, tai ir Jonas visiškai tai darė sėkmingai. Ir mes
va dabar va Jurijus dar ruošia instrumentą, kurį Jonas irgi gerai valdo. Tai va, ir norim trupučiuką tokį tart muzikinį žodį. Gal nekalbam, Jonai, gerai tave pažįstam, esi geras žmogus ir per vieną dieną mes norim pamatyti tą visą šventį ir sudaryti. Čia lėsi šampanas ir klausus sakys, varpais taurės vėl suskambėjo. Čia lėsi šampanas ir klausus sakys, varpais taurės vėl suskambėjo. Su gimtadieniu. Galit visi prisijungti. Linkime tau namų bėdų. Prašom atleisti, čia ekspromtas. Prašau, čia šitam maišelėje tai 2 aksesuarai, be kurių Jonas negali ne vienos dienos. Tai tegul būna visiems paslaptis. Šiandien dėl paslapčių. Čia taip reikia. Jonai, tu labai fainas. Ir dabar mes tai deklaruojam viešai. Ir deklaruodami tai viešai, žinoma, norim, deklaruodamos tai viešai, žinoma, norim tave pasveikinti ir padovanoti tavo naują geriausią draugą. Jis labai kūrybiškas, lygiai taip pat kaip ir tu. Jeigu kartais pasidarys sunkiau, apsikabinkit, palengvės. Lygiai taip pat norim padovanoti apsaugą tavo pirščiukams, tik ne tiems, kurie groja, kad netrukdytų, nes tikram menininkui neturi nušalti nė viena galūnė. O dabar, Jonai, visas kolektyvas su truputėliu priedu, moterų kolektyvas, Rasos padovanos tau tiek moteriškos meilės vienu metu, kiek tu tikriausiai jau seniai esi gavęs. Ačiū, šaunuolė. Zarasų meno mokyklos direktorė Sigutė Geršienė. Jonai, daug gal nepasakysiu, nežinau, galvau, ką pasakyti, bet tiesiog, esi čia pas mane širdyje, nes kai atvažiavau dirbti, ar atvažiavau Dusetas dirbti, bendradarbiavom, ar ne, su savo merginų ansambliu, tik tai reikia pagalbos ar repeticijos prie mikrofono, ar ką, tai Jonai, mes pas tave. Ir iš karto atsisėdam, atvažiavom, labai
Gera, kad tave pažįstu, labai gražios tavo dainos. Tikiuosi, kad kokią vieną dainą dar parašysi ir skirsi ir man. Būčiau dėkinga. Bet vienu žodžiu, sėkmės tau. Ir tikiuosi, kad ir toliau taip gražiai bendradarbiausim. O čia atnešiau sveikinimus dar ir, žinoma, nuo viso meno mokyklos kolektyvo, kadangi bendradarbiaujam visi. Čia turbūt nuo choro gelmė. Žmonės labai skuba gyvenime ir per mažai sustoja laiko, kad pasidžiaugtų tuo, ką turi. Jonai, gelmes choro narių vardu sveikiname su artėjančiu gimtadieniu. Norime padėkoti už visą tą laiką, kurį skiriate mums ir skirkite dėmesio savo su gimtadieniu. Pakvieščiau dabar turbūt bendradarbius kolegas. Laukiame kolegų. Mielas Jonai, muzika buvo ir yra visas tavo gyvenimas. Ir kaip malonu jausti, kad tiek žmonių šiandien atėjo palaikyti tavęs, kurie vertina tave ir tavo sukurtą muziką. Kartu su tavimi laimingi esame ir mes. Linkime tau stiprybės, laimės ir dar daug kūrybos. Ir svarbiausia gyvenime, kad dar susirastum mūzą ir sukurtum dar daug geros muzikos. Su gimtadieniu! Ilgiausių metų, ilgiausių
nuskambės himnas Zarasams, sukurtas 2000 metais Vandenėlių dainos konkursui per vienintelę naktį, nes reikėjo dainos tokios, kaip kad būtų himnas. Tai Lakštingala Zarasuose. Žodžiai Juozo Erlicko, muzika Jono Vainiūno. Atlieka visi. Pasaulį, kus aplinkui
finansinei bendrovei Mangaza ir verslininkui Rimvydui Podolskui. Ačiū visiems. Padaryti bendrą nuotrauką. Norim pakviesti ir mamą, ir sesę, ir dukrą, ir sūnų, jeigu norėtų kartu nusifotografuoti, padaryti gražią nuotrauką. Kaip stovėjau, mačiau, nedrįsau paskui užlipti į sceną, bet kas nori gali eiti pasveikinti, nebūtina kalbėti.